Tavo, Martinai, koks slaptažodis? Martynas 123, aišku. Edvinas 123. Bet čia tik jau yra geras dalykas, jeigu šiame slaptažodyje yra bent viena didžioji raidė ir, pavyzdžiui, jeigu Martynas ar ne bent viena raidė pakeista kokiu nors simboliu. Pavyzdžiui, A, eta, ar ne? Arba doleris vietoj S. Tiesa, šita technika yra plačiai visiems žinoma, tai irgi pagalvokit kažką sudėtingiau. Gal kokią frazę, kaip aš myliu krašto apsaugos ministeriją arba kibernetinį saugumą. Tai o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labai geras slaptažodis, bet data, kai jį žino visi. Ir jisai jau matyti 10-metį, kaip figūruoja, kaip pats populiariausias slaptažodis. Tai labai lengva atsiminti visiems. Rusų hakeriai irgi apsaugo nuo jų? Nelabai tikriausiai. Aš manau, kad jie periodiškai patikrina, ar veikia ir ar viskas pas jūs kompiuterį tvarkoja, jeigu naudojat šitą slaptažodį.